Hello, vlogas 100 metų. Važiuoju į Hunger Games premjerą. Dabar einu į mašiną ir važiuosim paimti Maksimą. Jo, taip senai filmavau, net keista. Čia tas, kur užsiima. O, Dieve. Hi, bestie. Koks mielas šitas. Look. Oh my God. Kaip? Super. Nupirksi? Jo. Filmuoju. Ką? Nufotki. Maksimai. Turime Kotryną Skablauskaitę. It's the things we love most that destroy us. Mumis labiausiai ir sunaikinama tie dalykai, kuriuos mes labiausiai mylim, tie labiausiai ir sunaikina. Play. Kiek tu duodi iš 10? Palauk, filmuok dabar Nastane. Filmuoju. Davai. Aš tai duodu 10. 10 duosiu. Aš 7. 7? Aš sakyčiau 5, nes jinai daug dainavo. Mane užpiso, kiek jinai gali dainuoti. Nu, jinai gerai dainavo, tai what the fuck. Nu, gal ir gerai dainavo, bet čia ne musiclas. Alio. O ką aš turėjau dainuoti? Are you? Come here with me. Aš dainuoju tą dainą, kur yra ten, tipo, jau perdirbta. Remixas. Aš dainuoju. Are you gonna Yes, I do. Yes. O ne, užstrigome. O ne. Tik netai. Hello. Aš jau darau makiažą. Šiandien yra labai ypatinga diena. Kitiems gal neypatinga, bet man ypatinga, nes šiandien yra mano geriausio draugo gimtadienis. Tai ir dabar varysim, švęsim jo gimtadienį. Tai dabar aš ruošiuosi, bet nematau, reikia pažiūrėti kiek valandų. Turiu skubėti. Taip senai filmavau kažką YouTube'ui, net nežinau. Seniau iš viso angliškai filmuodavau. Dabar galvoju lietuviškai vis tiek. Visi iš užsienio mano draugai, jei norės supras. Kažkaip. Dėl paskutinių vlogų jie man prašė vertimo. Tai turėjau duoti jiems vertimo. Bet anyway, ačiū Dievui, kad pagavau jau dovanas, net ble. Kažkaip pradėjau nuo praeitų metų viską pasilikti paskutiniai minutei. Tai, ble, iš viso čia concealeris yra, ne foundationas. Tai, ta prasme, pastebėjau, kad geriausiai įsiblendina, kai žiauriai švelniai darai. Nors realiai visą reik švelniai, bet ir taip, ne taip trinę, nes aš labai mėgdavau trinti. Bet tai kaip su tuo beauty blenderiu. Labai natūraliai gaunas, man patinka natūraliai. Aš atsimenu, kokiai 7-6 klasėje, kaip aš dažydavaus. Žinai, ne pagal amžių dažiaus, aišku, man tėvai yra mokyklai, kurią jau neleido ant tiek dažytis. Žinau, kaip ten kitose mokyklose, nors kiek kas turiu iš kitų mokyklų. Pažįstamų sakė, kad jiems neleidavo, pas mus būdavo prieš tai su apranga ir... Nu, ne ant tiek, kad ten visiškai labai prieš tai žiauri, bet tikrai grėsiau nei
ką man pasako pažįstami. Labai kiek ir ten žiauriai, bet aišku, ten pudrą dėdavau, concealerį, po to tą baking powder, eyelineris, tušas, nu, ten blushas, tai realiai kaip pagalvoju, neatrodo daug, bet iš tikrųjų daug būdavo. Dar kai buvau tokia jauna, dabar iš viso kažkaip nebelabai man patinka dažytis. Nebent vat einu kažkur, tai dažniausiai net nesidažau, būnu plaukui visiškai. Ir ką aš noriu sakyti? Nu, tai va, mano veidas labai greit paraudonuoja, bet dėl to ir mėgstu aš tą concealerį taip kaip pudrą pasidengti, kad veidas nebūtų visad raudonas. Vakar buvau lygiai taip pat apsirengus kaip šiandien ir man atrodo vėl taip ateisiu. Žinau, nes noriu ausinės pasimti, o mano tie AirPodsai šūdį, nes jau kiek metų jos turiu, žiauriai daug metų tos AirPodsus turiu. Šūdas nieko verti. Net nepirkit tų AirPodsų, jie tokie šūdai yra. Nahui. Bet man skubėti reikia. Alio. Aš viso ką jau žmonės gero beveikė, ta prasme, atrodo visi čia mirė kažkokie yra. Nežinau, kažkaip. Tai dar ne. Nerealiai, visi man jau. Anyways, Maksimo gimtadienis. Jam sueina 21, jau suėjo, nes jis ryte gimęs. Tai va, sukanka jam 21. Kai aš su juo susipažinau, jam buvo 19. Kaip sakau, susipažinau, jam buvo 19 metų, mes kartu pradėjom kaviniai dirbti. Tai mes iš karto tapom žiauriai gerais draugais. Tai jo, visą tai yra gera turėti tokių žmonių kaip jis savo gyvenime. Ta prasme, tikiuosi, kad visi turi tokį žmogų kaip Maksimas savo gyvenime. Jam niekad nėra nieko gaila, jis visat stengiasi dar kitų. Ir man čia viskas, kol aš sakau tokią kalbą. Man kalbą sakyt yra sunku. Nu, nesunku, bet, ta prasme, aš nesu pati geriausia sakyt kalbom. Tai ką aš apie Maksimą turiu pasakyti? Maksimas yra žiauriai geras draugas, talentingas, fainas, jokutis. Per daug čia apie jį nekalbėsiu, nepasakosiu. Ne, bet realiai jis yra žiurkė. Jis mane užpisa, jis per daug kalba, per daug žvengia. Aš jo vos su mašina neužmušiau. Savęs irgi, mes kartu važiavom. Tai vos mūsų neužmušiau kartu, bet čia dėl jo. Ir dėl kitų mašinų, ir dėl mano mašinos. Ta mašina, alio, būk kaip Tesla. Kas tau blogai, bet ta prasme, Maksimas degs pragare už visas nuodėmes. Yra Hunger Games fan. Vakar per žaidimą nieko nelaimėjo. Nulaimėjo biletus, bet ten balioną reikėjo susprogdinti, ten buvo taip. Tai jis yra fake fan. Aš čia dabar pasakau šitą ir kad visi žinotumėt, jeigu jis sakys, kad jis yra fan, jis yra fake fan, jis apsimetinėja, jis meluoja, jis yra didžiausias pasaulio melagis. Nepasitikėkit juo. Pasakiau tik geriausius, ne geriausius, tik gražiausius žodžius apie jį sakau. Tai karočią, po to aš pafilmuosiu, aš eisiu su Vlada susitikti ir po to mes eisim į tą barą, ten lauksim kitų žmonių. Ir, nu, tada aš ten kažką ir pafilmuosiu dabar, ta prasme, neturiu ką pasakyti realiai. Einu muzikos klausytis, nes man atsibodo čia kalbėti. Aš realiai neturiu ką net pasakyti. Jau ką norėjau pasakyti, ką galvojau ir dabar viskas. Also, by the way, kažkas man buvo prieš kažkiek mėnesių rašė, kad aš jiems, ne jiems, bet tiesiog pradėčiau sakyti, ką aš naudoju ant lūpų. Neatsimenu, kur rašė, nes čia buvo prieš daug mėnesių. Gali TikToką? Čia, nežinau. Kažkur prašė, bet dabar pasakysiu, ką aš esu užsidėjus. Tai pirma, aš dažniausiai, nes aš kažkur esu padėjus savo iš MAC lūpų rudą peštuką. Ir dabar nerandu, kuris yra kažkurio įtašiai. Tai aš dabar tiesiog naudoju antakių peštuką. Rudą. Aplaininti lūpas. Ir tada aš jau iš L'Oreal Paris. Aš jas irgi aplaininau ir biškis spalvinau. Kas kur kas juda.
aplaininau su šituo L'Oreal 297 Red Passion ir tada Urban Decay. Jau Douglas nebėra šitos firmos iš visą Lietuvą, bet spalva yra 714. Tai ką paėmiau ir tada lūpdažis mano yra Dior Rouge 999 Satin. Realiai su raudonais lūpdažiais biški sunku yra, nes labai reikia rasti savo atspalvį. Na, nieko nesikeičia, netamsė. Aš noriu raudonos tamsesnės spalvos. Ir jaučiu jų pahalinsiu, nes man rašinėja. Aš nežinau, kas man rašinėja. Aš net turiu 2 telefonus, bet irgi net negaliu per tuos 2 telefonus supras, kas man rašinėja. Tai jo, ate. Fizė. Nu, patinka? Nesakė, kad nepirks. Parlė sakė. Jau nebesimatot. Tai dainuot reikia. Man reportažų reikia. Ну, до себя родной. Skaniai, gardžiai, kvepia. Bubblegum kvepia. Eik tu nahui, koks skanus. Juokauji. Dar gersi, tu tai dar gersi. Toks skanus. Čia lygeris kažko. Supakavo, išveš, į karaokę išveža. Užsidarom durės. Nu gerai, čiau, braškė. Bye, bitch. Keliaujam, keliauninkai. Krasavica. Reportažas iš karaoke baro. Hi, bitch. Reportažuoja. Tatai slaina. Slay. Another day, another slay. Period. Pizza. Nu, здравствуйте. Grįžom. Dabar nežinau, kiek valandų jau yra. 3:30. Nu tai gražiai. Nusiploviau veidą, bet kaip matot, nelabai gerai. Apie 3 atrodau kaip bomžara. Plaukai visi sušlapo, ploviaus veidą. Ačiū Dievui, nėra žiauriai blogai.
Nes aš vaistų skiriu, čia labai daug mano vaistų yra padėta. Nes aš sergu, man reikia vėl išgerti vaistus. Prieš einant miegot, tai blogai nėra šotų. Blet, išgeriau 2 krykus, šotų, 3, 4, 5, 6 šotai. Taip buvom Rori, tada nuvarėm į karaokę, ten dainavom. Toks čiūvas dar neatsipisa nuo manęs, kur seniau man rašinėjo dieną prieš išeinant. Ir tada karaokės bare jau varėm namo ir aš ten laukiau. Ir toks čiūvas, jis su manim rusiškai kalbėjo. Su juo ir rusiškai, ir angliškai kalbėjau. Ir tada aš vietoj padaždį pasakiau, palaukit. Ir jis tada sako, tu blet lietuviškai moki. O dieve, tušas mano. Sako, tu blet lietuviškai moki. O aš tokia, nu da. Bet aš Lietuvoje gimus. Ir jis tada jau su manim kažkodėl rusiškai kalbėjo, bet klausė, iš kur aš, sakau, aš iš čia, toks wow, iš čia, pamanė, aš su, pasakiau, neseniuk, sorry, aš esu ruskė. Tai tiek pakalbėjom, jis man kokius 5 kartus ranką pabučiavo, man jis ten vis sakė, krasavica, tai krasavica. Štai, okei. Bet važiuok namo, jis norėjo, kad aš jam Uberį iškviečiau. Tai aš jam iškviečiau Uberį, dar prieš iškviečiant Uberį jis manęs prašė, sako, gal tu gali mane namo parvežti. Nes mes sakėm, kad, aš jam sakiau, kad mes su mašina esam ir sakau vietų, tai jūs mane vis tiek namo parveškit. Sako, aš tau duosiu pinigų. Ir tada pasakiau ten biškėm ir jis tada sako, oi ne, tu awkward. Okei. Na, aš jam iškviečiau Uberį. Nu ir tada mes parvažiavom, dabar Karolina, ką žinau, kai jinai tam tūlikė veikia. Dabar čilinam Lovytei. Jinai mėgos pas mane, bet tenai kampe, kur jinai ir priklauso kampe. Nes ją bausti reikia. Bausti už tokius dalykus, ką jinai daro, bausti ją reikia. Jau girdžiu pareina, parčiužia. Savo skin routine. So, anyway, hello, my and today I'm gonna do my skincare routine. Night, yeah, da. Sorry. I'm using this one. Revlux Just Not sponsored, by the way. This is like cum, you know? It feels like cum. It very helps for your skin, you know. Kaip ir kam. Yeah, of course. Galėjo būti kam šiandien, bet... Geriau suvolovinti, nei palikti viduj. Geriau išorė negu vidų. Taip. Na, bet šiandien turim, ką turim, todėl naudojamės išorė. Ne tai pasakiau, bet suprat, ką dariau omeny. Second, I am using NYXa Hyaluronic Rich Cream Hydration 24 Hours. 10% vegetal glicerinas. O, labai geras. Tai, kad turiu nakties. Viena anglistė, kita litunistė. Kas kaip moka, tas taip sukas. Pasakykit, ponė, savo mėgstamiausią kvautą dabar. Kuris myli? Ar žemesnis, ar aukštesnis? Bandykite žmonės spėti. Kuris labiau myli? Jo, Aš iš tikrųjų, aš tiesų, šiuo metu, vakar gal ir buvau kaip aiškiau buvo, kad žemesnis man labiau myli. Bet šiandien kaip ir esu pasimetus iš tikrųjų. Tai žmonės bandykit spėti. Aš vis dėlto dar viliuosi, kad aukštesnis labiau myli, dėl to, nes jis yra aukštesnis. Jo, balsuojam, o žemas yra vis dėlto žemesnis, tai, jūs patys suprantat. Mergos pačios jau suprantat, kaip yra, kokia yra realybė. Ne jausmai, o ūgis. Ne jausmai. Nėra jausmų, yra ūgis. Svarbu, kad yra jis va toks va, o ne toks. Tai tas ir yra. Man svarbu, kad mane mylėtų toks, o ne toks.
Aš žinau, kad mane vakar labiau mylėjo šitas, bet šiandien jau nebežinau, nes gali būti, kad mane myli vis dėlto šitas. Tai man labiau rūpėtų, kad šitas mane mylėtų. Jo, bet jis išjungė telefoną. Tai arba išsikrovė. Turbūt įsikrovė. Nebūkim naivios, nebūkim debilės, gali būti, kad aš jau dėl žinoma prisibuvau. Tai, tarkim, jis išsijungė telefoną. Vlogas kaip ir baigėsi, jau yra štai kiek valandų. Lygiai. Parodau. Yra lygiai 3:30. Man rytoj nuo 11 darbo. Ir rytoj eisiu nuo 11 darbą. Viso gero, geros nakties ir labams. Oh my god, good morning. Ką tik atsikeliam, yra 10:30. Aš realiai žiūriu, bet aš nieko nematau. Smadri taip hujavus regėjimas yra. Ir aš dabar ir taip vis tiek nieko nematau. Tai prasme, žiūri miego noriu. Sėdai. Ir nahui sapnavau dar tokią nesąmonę. Ta prasme, ką, blėt. Su tokia viena pana susimušau, bet, blėt, nu tikrai aš prieš ją nelaimėčiau, nahui. Aš muštis nemoku. Aš tik moku gerai atrodyt. Tu gal nesugalvok tokių dalykų. Bet ten yra tiesiog apšalę. Jo, apšalo ten. Tai galvau, eiti jau Snow Angel padaryti. Nu tai labas rytas vlogui. Sveiki, šiandien jau vėl skincare team learning. Bet tiek nuotaikos yra iš tikrųjų galvos skauda. Ir veikim iš tikrųjų. Tai va. Prastokau. Vakar buvo linksmiau iš tikrųjų. Ir nebe taip linksmiau. Bet ką, gyvenam toliau, einame darbus, kaip normalus visi žmonės. Alio? Kas eina, kas neina, ką žinau. Aš ilsiuos. Man atostogos. Pusę metų čia žmogus ilsisi. Aš žmonėm pasakau, kad sapne su žmogum mušausi, sakau, nelaimėčiau už prieš tą žmogų realybei. Dėl to, kad yra ta persona. Tai vien dėl to. Nors, who knows, kaip čia gali būti. Padėkit, prašau. Dieve, jeigu tu esi, kai vakarai rimčiau kažko imti, kad šiandien nebūtų buvę. Nebūtumėm taip anksti užmirštas. Nu, aš vlogas, žinokit, einu dėl to, kad aš čia viską turėsiu nupipsinti. Labai daug nelegalių ir visokių dalykų. Žmonės atsisveikinkit. Sad life. Blet, nu aišku, reikia ir kurva patvalgyti. Motherfucker, atsistojau, kaip gal atsisuku. Bet anyways, aš dabar editinu šitą vlogą ir aš pasižiūrėjau, kad aš neužbaidžiau. Nesupratau pusę, ką aš ten kalbėjau, ką Karolina kalbėjo, tai man ten pusę reikėjo iškirpti, nes ten visiškai nejasna, ką mes ten sakėm, ta prasme. Kitus dalykus turėjau iškirpti dėl įstatymų ir dėl legalių, negalių dalykų, tai tiesiog, ten nieko nėra žiūros, alio, tiesiog, kad į teismą nieks nieko nepaduotų už vardų minėjimus ar pasakojimus kažką. Kelis dalykus iškirpau, kitus užbipinau, blipinau, da, jo. Ir tiesiog ate, nes daugiau nieko nebeturiu ką pasakyti. Čia visiems mano draugams ate. Ate.